Irgi ne iš gero gyvenimo autostopina. I'm from Jordan. Tokiais keliais galėčiau čia visą dieną važinėti. Oh, no. Nu tai ką, mahraba visiems. Sveikinamės mes iš Jordanijos. Pirmą kartą esam tiek toli. Pirmą kartą tiek toli nuvažiavom nuo Europos, tai labai įdomi šalis čia pasirodė. Einam dabar pavalgyti hotelio pusryčių, išsinuomosim mašiną, varysim į mirusiąją jūrą ir dar daug visur kitur. Tai pradedam nuotykius. Atėjom į hotelį, mūsų iš vieno hotelio išvarė į kitą, sakė, čia pusryčiai bus. Na, čia mums bus pusryčiai. Laukiai pusryčiai. Na, tokiam kambarį. Na, įdomu, ką čia mums paruošė. Nu, šiaip ne taip pat nešė mum į koridorių, maistelio, gavom donikės, humuso, mesytės, kas čia yra? Atrodo, kaip alyvuogės, bet nežinau. Kažkokios alyvuogės, razinos, na ir dar po kiaušinuką. Tai ką, kimbame darbus. Hotelis kainavo 15 eurų, čia su nemokamais pusryčiais, įdomus pusryčiai, nėra blogai. Tai va, skanaus. Labai geras humusas pas jos, nebereikalo tradicinis maistas. Užskaitom šitus pusryčius. Ypač lokacija labai gera. Nu, vsio, pavalgėm pusryčius, pažiūrėkit kokį mašiniukas. Nu, o toks numiręs memsas. Čia šiaip žiauriai daug kietų tų senų mašinų, bet jie tikriausiai ne iš gero noro čia turi tokias kietas senovinės mašinas. Ir dar, kas nepažįsta, susipažinkit. O čia Rugilė. Tai gerai, pradedam kelionę. Priėjom vieną iš įdomesnių gatvių, bent iš vakar. O čia, pažiūrėkit, čia visokių turgelių, turgų, viską čia pardavinėja nuo paprastų rūbelių iki tradicinių, iki kvepalų. Vakar bandėm mums kvepalus parduoti, davė mėginukų nemokamai. Viskas gerai. Šiaip nėra labai įkyras šitie prekeiviai. Jie kartais įlenda kažką pasakyti, bet jie nėra, kad taip neatstoja visiškai. Nes šiaip labai faina vieta čia naktį, viskas šviečia, visos lempos, bet čia kai New York'e jauties. Nu, bandysim pereiti gatvę. Čia turi eiti, praeiti, reikia nedvėjoti čia kaip Indijai. Rugilė susirado draugą. Noriu parodyti, kaip atrodo kupiūros, kurias ką tik išsikeitėm. Čia 50-ukas. Čia koks 100 eurų. Nu, pas jo šiaip labai įdomios tas kupiūros, labai šustros. Va, mano mėgstamiausia kupiūra, 20-tinė. O. Nu, ir dėja turiu dar tik... Čia mūsų draugas, susipažinkit, Alfonsas. Žiauriai daug katinų Jordanijai, šiaip visi labai draugiškai, labai lenda. Labai mėly kačiukai. Nu ir čia paskutinis, čia vienas. O šitas toks, nu irgi gražus, bet iš paprastesnių. Tai va, tokias kupiūros. Dabar imsim Uberį, važiuosim pasiimti mašinos. Geros muzikėlės čia. Pažiūrėkit, va, vėl naujas katinas. Šiaip žiauriai gražiai čia. Tas Jordanija labai kieta. Ir pažiūrėkit, jie net tokius kaljanus turi. COVID-19 numuša. Čia nepaprasti kaljanai pas juos. Hello, makaba. O Jėzu. Katinuks pardavinėja su dėdė. Nu, ir priėjom kažkokį romėnų amfiteatrą. Nu, ne kažkokį. O kokį? Priėjom amfiteatrą. Įėjimas į vidų nemokamas, tik už arbatą. Bet mes neturim laiko. Nes mes turim varyti pasiimti mašiną. Aš šiaip, nu įdomiai atrodo. Čia, man rodos, buvo parašyta internete, kad čia vienas iš didžiausių fontanų romėnų. Ar kažkas tojo. O ten va turgus. Dabar biškai dar užsidaręs vakar naktį, jam ten vaisių visokių turgus. Čia visur aplinkui. Ėjai mašina. Ėjai sugeneruota mašina. Gerai, viskas. Šokam į Uberį ir varom pasiimti savo mašiną. Pažiūrėk, ką tik gimęs. Oi. O čia visokie vaisiai, va, drakono vaisis.
Laukiamės, kol eik, tu pažiūrėk, va ten kokie kleckiukai. Geras, aš nesuprantu, nežinau, kad čia tiek daug katinų. Prie arbūzų mažų katinėlį. Išsigandę vargšeliai. 25 كيلو هو 25 كيلو يعني 5 جي دي. Mūsų šitas vairuotojas telefoną iš rankų nebuvo tikriausiai išsiėmęs nuo to, kai pradėjom kelionę. Bet nieko. Taip geriau vairuojas gal. Po ilgiausio važiavimo pasaulį atvarėm išsinuomavimo. Nu, pasiėmėm mašiną, žiūrėkit. Tokį va, Nissaną. Davė nemokamą mum upgrade'ą, nes kai bookinau online, kažkoks glitchas buvo ir gavos, kad ten su kaina nesąmonė. Nu, bet vis tiek gavos kaina realistiška. Kiek čia aš sumokėjau gal. Pasiėmiau maksimalų draudimą, kad nereiktų mokėti, net tai avariją padaryčiau. Tai ten, kiek čia gavos, ten koks 105 eurų gal 6 dienom. Tai va, tokia AutoNation labai norėjo, kad padaryčiau video, kai pamatė kamerą, sako, please make video, ten visokių tokių dalykų. Šiaip labai gera, nu, nežinau, šiaip neišvažiavam dar. Dar apžiūrėsim damage'ą. Rugilė klauso arabiškų dainų čia. Automatas dėl saugumo. Tai ką, pažiūrim, ar nėra įbrėžimų kokių ir tada pradedam kelionę. Nu, šiaip netaip gavom mašiną. Važiuojam dabar beveik be eismo taisyklių. Visai normaliai vairuojas po kol kas, bet mes jau ką tik išvažiavom iš miesto, tai dabar jau ramu greitkeliu. Mieste buvau biškai ten įtepęs vienu metu, kai žiedė ten reikėjo, bet viskas normaliai. Bandau tiesiog sekti mašinas, kurios važiuoja prieki mūsų, nes čia tos juostas, aš nežinau. Čia turėtų būti 2 ar 3 juostas, bet 12 juostas, bet čia važiuoju kur tik einas. Pirmą kartą važiuoju ne Lietuvoj normaliai. Look, this is where we go. البحر الميت. Huh? البحر الميت. I go and you say stop, I stop, okay? البحر الميت. Bakha. Can you show? 40 كيلو. البحر الميت. Gerai, tai pamatėm, kad autostopino kažkoks berniukas, bet irgi ne iš gero gyvenimo autostopina. Na, tai nešnekais. Okay. Tai va, paėmėm autostoperį, biškį pavežėm porą kilometrų. Bye. Nu, ką tik va, matėt, paleidom draugelį. Bet tiesiog sustojo, nu, pamojavo ranką, tai mes sustojom, pagalvojom, reikia pavežti. Nes aš pats tai autostopinau savo laikais. Tai biškį pavežėm, truputį mums čia mūsų prinešė, biškį berniukas. Truputį aplinkui visai mūsų turėjo ir truputį smirdėjo, bet nieko. Porą kilometrų ten norėjo pavažiuoti ir tai viskas super. Lekam toliau. Nu, mane tas žmogutis viens iš tų, kur ten sėdi, nusivedė parodyt hot springus, ten yra kažkur po tilto. Tai jis man parodė vietą, kur mum eit maudytis, kur po nusimaudimo mirusio jūroje eiti. Nu, karoči, parodė viską, ką reikia. Tai mes susiruošėm daiktus ir pėdinam žemyn, va ten va. Bus žygis iki tos jūros prieit truputį. Oi. Čia visai stačių kalnų reikia leistis, ką prieiti jūrą. Bet mačiau, kad jau ten maudės kažkas. Va, Rugilė rapoja. Ui, blemba.
Pėdinom ir pripėdinom. Atėjom prie negyvosios jūros. O čia pats žemiausias taškas žemėje yra. Čia yra 430 metrų žemiau jūros lygio. Tai todėl čia taip ir druskinga. Nu šiaip nežinau, kas čia vyksta, kad taip susidruskintas vanduo. Nu tai trumpas paaiškinimas iš ateities, kodėl taip druskinga. Tai druskinga taip, nes tas vanduo, jis neturi jokio ištekėjimo, o Jordanija yra žiauriai karšta, tai tas vanduo labai garuoja ir jis palieka labai daug druskų. Gerai, praeities Paulius perima vėl. Bet čia 10 kartų druskingiau nei vandenyne paprastam. Ir ten matot, žmonės tiesiog ant vandens paviršiaus plūduriuoja. Vanduo tai žiauriai šiltas, kai vonioj kokioj. Nors laukia irgi vis tiek šilta, 2-3 laipsniai gal. Bet vanduo atrodo šiltesnis nei lauko temperatūra. Tai ką, lendam į vandenį, nėra ko laukti. Einam. Sveda dabar labai surioj sriuboj. Nu ką, levituojam. Žiauriai keistas jausmas, nes visiškai nereikia nieko daryti. Tiesiog kaip lovoj gulėt. Dar tos bangos, tai šis. Visai daug žmonių. Aš šitą vietą atradau interneto forume prieš 10 metų keltą. Sako, čia vietiniai varo maudytis, nes čia nemokamai, nes jo. Čia nėra paplūdimys kažkoks padarytas. Tai iš tikro, čia realiai pasižiūrėjus, vien vietiniai atrodo susirinkę. Ir čia yra natūralios, tie hot springs, nežinau kaip vadinasi. Tai ten, nu nesimato, bet paskui nueisim, ten nusipraust reikės visą surumą, nes negalim. Tai jo, žiauriai keista, tiesiog nereik nei biškį, aš galvoju, gal reikės su rankom ten čiut pajudinti, bet nieko nereikia. Rugilė va ten, o. Nu bet jo, labai faina lokacija, irgi super. Labai aštrus akmenys, prasidžiau bėdą. Very warm. Hello guys. It's like I'm from Jordan. Local. You live and why? I what? I travel. I'm from Lithuania. Welcome. Thank you. Very good. Your name? Hudayfa. Hudayfa. Jafar. Baz. Nice to meet you. Ata. Thank you. You. Paul. Bal. Paulus. Hamza. Welcome. Hello. What city you from? Jordan. City. Amman. I was there yesterday. You Amman? Yeah, yesterday Amman. Today I go Wadi Musa. Today Wadi Musa. I have car. Yeah. Okay, This is good to wash from the sea, right? What? To wash the salt. Here is Salt. من salt. والله. أنا سياحة رايحة الصبح. راح سياحة. žiauriai šiltas vanduo. Labai gerai. Rugilė vis toliau laukia manęs. Čia tai vanduo pareina taką. No. اسمع بتنزل على البيت. Nice to meet you. Nice to meet you. هلا. Nice to meet you. Nice to meet you. Rugilė, kur čia mane vedės? Rugilė bando pagrobti mane. Oba! Man čia vienas iš vietinių parodė, sakė, čia galima ateiti nusipraust. Nu, bet aš ten nusiprausiu su tais vietiniais. Čia kita vieta, bet čia labai šiukšlina. Bet čia bėga tas pats vanduo, kur yra apačioj. Truputį smirda,
Bet ne per stipriai, bet mes čia rankutės nusiplausim ir kojytės. Nu, čia toks. Sportas vanduo. Jo, vanduo, tai nežinau. Ar aš provoju kartumo arbatą. Jo, čia kosmosas, tas vanduo, vandens šiltumas ir wow. Atvarėm į degalinę. Kažkaip taip atrodo. Čia irgi įpila kurą. Kuro kaina, nežinau šiaip. Rugilė man pasakė nufilmuota ten, kaip gražiai atrodo. Kokioj čia vietoje. Nu, iš tikro labai mandriai atrodo. Nu, už benzą sumokėjom 26 dinarus, už beveik 31 litrą. Tai aš nežinau, kiek čia gaunas, bet padarysiu matematiką, kai didinsiu video, tai va tiek va, per litrą. Nu, truputį sustojam, norim pasigrožėti vaizdu, nes nu, čia kosmosas. Mes buvom truputį ne ten nusukę, tai truputį gal pusvalandį praradom laiko. Jau esam netoli savo lokacijos, gal valandą liko. Tokiais keliais tai galėčiau čia visą dieną važinėti. Oh, no. Gerai, žiūrėkit, va, ant šitokių kalnų yra va, kavinės. Atėjom su Rugile po vieną arbatitę išgert. Einam pasimėgaut arbatą. Wow. How are you? Hello. Hi. Hello. Good. Very beautiful here. Yes, very beautiful. Very nice. Stokį vaizdą. Lithuania, Europe. Lithuania. Yes. Yeah. You know? Lithuania. You know? I see reportage. This is camera? Yeah. Filming. You see? Not Is that- clear. It's what? Not clear. It's because the screen on here, but when you put in computer, it's okay. Nu, išgėrėm arbatos, eurą už arbatą sumokėjom kažkur. Labai draugiškas žmogelis. Nu, ir dabar toliau su mašiniuku lekam. Bumperis laikos. Gerai, varom, liko mažiau nei valandą važiuoti iki mūsų miesto. Pagaliau atvažiavom. Žiauriai pavargęs, aš jau prisivažiavau, kiek mes jau 6 valandas su pusę keliavom ir atkeliavom. Esam miestą pavadinimu Vadi Musa, čia prie pat Petros, kad rytoj galėtume anksti nuo ryto pradėti. Nu, žiūrim, ką turim, kokie mūsų namai. 202 kambarys. Boom. Turim Rugilę, ruošiasi miestą. Ir čia viskas yra iš kilimo. Visas kambarys ir koridoriai yra kiliminiai. Va, mūsų kuklios lovos. Irgi viskas iš kilimo. Ir užuolaidos iš tokio pačio kilimo. Ir paveikslas irgi iš tokio pačio kilimo. Tada tualetas irgi labai kuklus. Va. Nu, toks tualetas tai tvarkingas.
Bet dušas biški. Nu, toks biški matos, kad daug žmonių čia stovėjo kažkada. Gerai, einam valgyt. Čia prie mūsų restoranas yra. Mes išbadėję kaip vilkai. A, jums matos kažkas. O taip atrodo vadimusa naktinė. Jums tas spėjai niek nesimato. Bet mums tai matos visai gražiai. Dabar bus toks insert video. Nu, šiaip ne taip atėjom iki truputį kitos vietos. Side restaurant. Einam pastestuoti. Vien balti žmonės čia, tai bloga pradžia. Ai, tipo, iš kur tai? Hello. Can we take a seat? Yes. Thank you. Parnešė maistą. Čia turim rugilės, kažkokias daržovės, nežinom, kas čia tiksliai yra. Čia humusas, kaip priklauso visą laiką. Čia ne humusas. Ai, kaip... Nežinau, čia yra eggplant su sezamo aliejum ir pašaliais prieskoniais, bet aš bijau, kad jie bus aštrus. Tada čia yra eriena su sezamo padažu kažkokį. Čia bulvės ant viršaus ar maros. Iš vis gerai. Na ir aišku dar tradicinės dalykės. Na, kimbam į darbus, pažiūrėsim, kuris patiekalas skaniausias. Ir turim. Aiva, granatų gėrimą. 7-Up. Gerai. Reikia maisto skanumą įvertinti. Tai mano patiekalas, va čia su donutė jau dėtas. Aš vertinu 8 iš 10. Neišsprogdino visiškai, bet labai skaniai čia ta ariena. Tos bulvės tokios, pieno skonio kažkokios, bet skanios. O tavo patiekalai? Šitas 9. Aha. Galėtų būti suriau. Šitas 6. Tai va su šitu prašom, bet apart to visai skaniai. Kai pamatėm, kad vien balti žmonės restorane, turėjom biškį suprast, kad čia turistynas padarytas biškį. Už visus tos patiekalus, kad ir skaniai pavalgėm, 8 eurai. 2 žmonėm pavalgėt Jordanijai. Kur Jordanijai čia pikiau grybai. Ir mes vakar sumokėjom 10 gal eurų už 2 žmonės ir mes pasėmėm tiek patiekalų. Kad pusę liko. Jo, nu ne pusę liko, bet... Trečdalį realiai mes nesvalgėm. turėjom kimšt save, kad... Jo. Nu tai jo, nu gal čia visas tas miestas toks yra turistinis, kadangi Petra priepat, bet biškį brangiai. Atėjom į centrą gal šitą miestą, galim pasakyti taip. O čia, pažiūrėkit, va visokiausių parduotuvėlių. Mes einam pasimti po kokį skanumyną, deserčiuką, nes kaip mes čia pavalgėm be deserto. Nu, Rugilė, ar tu pasiruošus kafarį išbandyti? Dabar pagalvojau, kad reikia išimti iš arbatos šitą dalyką, nes jų arbata yra ekstremaliai stipri. Gerai, taste test. Skanaus. Man taip sau, tiesą pasakė. Dava, naujas desertas kažkoks, bet nėra kad nustebino labai. Čia Rugilės draugai. Čia tavo draugai. Čia ne mano, čia tavo draugai. Šitas man sūris, jis turi sūrio viduj, nežinau kokio sūrio, bet tas sūris, jis man primena mocarelos lazdeles. Tai truputį keista, kaip toks saldus daiktas, saldus valgis, susimiksuoja su to sūriu. Gal mes kažkaip ne taip valgom? Aš manau, kad nelabai daug kad čia sakris galim. Rugilė matuojas aparatūrą. Čia Rugilės klasiukas. Sutikom Jordanijai, dabar deda skarą. Toks musulmonė Rugilė. If you see bad weather, dust weather, she can put here in the nose, Yeah. put here. But now we are nice weather. If you want to see, okay, put like that. The important tip here. Take Okay. a look. You see my finger? Yeah. This one is coming this side. Mm-hmm. Yeah, so it holds the back. And put here. This one who's very young. It's inside here. Put here.
It's come very nice. Yeah, hell yeah. It's good. It's good. I like it. Kur mes čia atėjom? O. Kai čia fainiai. Čia toks tradiciškas kambarys. Čia restoranas skaitos mūsų hotelio. Aš norėjau atsisveikinti su gražiu vaizdu naktinio Vadimūso miesto. Wow. Tai atsisveikinu šiandien su vlogu. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir susimatom arba už 1 sekundės, arba už savaitės. Nežinau, kaip dar bus. Tai jeigu susimatom už savaitės, tai paspauskit laiką, užmeskit subscribe ir iki kito. Ate.